Saviagresija tai yra dažniausiai tada, kai žmogus neleidžia sau dėl vienokių ar kitokių priežasčių, neleidžia agresijos išreikšti į išorę. Agresijos mes turim visi, tai yra mūsų buvimo žemėje dalis. Tik tai klausimas, kaip mes tą parodom. Ne visada agresija reiškia kažkokį tai smurtinį veiksmą. Saviagresija dažnai pasireiškia kaip savikritika, savęs nuvertinimu, kažkokiu, iki savižalos gali daeiti, iki kažkokių tai destruktyvių elgesio metodų ant savęs taikymų. Ir tai yra pakankamai pavojinga, ypač jeigu kalbam apie savižalą, nes tai gali pakenkti ir sveikatai, ir gyvybei grėsti. Kodėl tai kyla? Dažniausiai tai kyla iš vaikystėje išmoktų metodų, kad pykti negalima, kad tas pykčio draudimas dažnai pasireiškia tuo, kad tada tas pyktis, jis niekur nedingsta, jis tiesiog tada nukreipiamas į save. Tai vienas iš krizės įveikimo būdų yra bandymas išreikšti tą pyktį.